radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir šiandieną pas mus studijoje vieši Ramūno Karbauskio žemaitukų ūkio trenerė Gintautė Masiulienė. Labadiena. Labadiena. Taigi pakalbėkime apie visą šį žemaitukų ūkį ir visų pirmiausia, manau, ir visus klausytojus reikėtų supažindinti su pačiais žemaitukais. Tad kokiagi jų istorija? Taigi gal pradėsime nuo to, kad žemaitukai yra labai nedidelio ūgio, tai yra ponių klasės žirgeliai, kurie yra patys tinkamiausi joti vaikams. Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad jo ūgis yra nuo 1,38 m leidžiamas iki 1,42 m ties gogų. O gogas randasi ten, kur yra dedamas balnas ir balno pradžia. Tai va, kad žmonės įsivaizduotų maždaug, koks tai yra ūgis. O dabar žemaitukų istorija yra tokia, kad tikriausiai visi yra girdėję, kad žemaitukai yra padėję netgi išsikovoti Lietuvai laisvę nuo vokiečių, nes kadangi šiame kare Vytautas Didysis žemaitukų pagalba nugalėjo kryžiuočius. Tai va, jie iš tikrųjų yra labai kilnus, išdidus, grakštus, elegantiški, nedidelio ūgio, kompaktiški, kai mes sakom, nes kadangi varžybose mums tai jų kompaktiškumas ir vikrumas labai yra didelis pliusas, nes kadangi net galime aplenkti didžiuosius žirgus. Aišku, aukštyje, tai nelabai didelėme, iki 1,20 m galime šokti su paruoštais jau labai gerai žirgeliais, bet tarkim iki 80 cm, tai labai neblogai pasirodom per didelių jau, žinotų, žirgų. O kas liečia jų kilmė, tai kilmė jau vien, kaip pasakyti, žemaitukas žodis reiškia, kad nuo Žemaitijos krašto, atrodo, turėtų būti kilę. Ir apie charakterį kalbant, nes jau visi, oi, žemaitis, jau žemaitukas, tai čia bus užsispyręs, čia neklausys, čia taip. Ne, čia priklauso nuo žmogaus, nuo jo darbo su jais, nuo jo bendravimo. Žemaitukas kaip ir žmogus, jeigu su juo elgsis taip, kaip pasakyti, gerai, tai su tam gerai. Jeigu tu su juo blogai, tai tada kitokio atsakymo nėra ko ir laukti iš jo pusės. Tai vat nėra čia ko baimintis dėl charakterių, ypatingai, bet iškart pasakau, nes žmonių būna pirmas klausimas, o žemaitis, tai čia užsispyręs. Rūstus bus koks. Kaip pasakyti, visokių pasitaiko, sakau, kaip ir žmonių yra visokiausio plauko, tai taip yra ir žirgų, bet jeigu su jais tinkamai dirbi, tinkamai elgies, tai čia nėra didelės problemos. Nu, jų išskirtinumas, tai kaip jau ir minėjau, ponių klasės ir vat jų būtent vikrumas mums varžybose daug ką padeda tarp didelių žirgų, jau kitaip pasakysiu, kitų veislių, va taip, gal geriau pasakysiu žirgų, netgi užimti labai aukštas prizinės vietas, nes teisingiau praeitais metais dalyvavome kalėdiniai Audruvi surinktose varžybose ir ten mūsų buvo nuvežti 2 žirgeliai, vienas pasidarė metimą, iki 80 cm dalyvavome atviroje klasėje su visais kitų veislių žirgais ir mūsų viena kumelaitė iškovojo antrąją vietą iš 62 duetų, jeigu neklystu. Vat bijau dabar pameluoti skaičiuose. Tai vat, sakau, geras įrodymas vis dėlto. Mes turim pranašumą. Ir tuo labiau, kad mes dar paminėsiu tokį labai ryškų pranašumą su mūsų žemaitukais, nes kadangi buvo Raseinių hipodromo atidarymas šią vasarą ir mus ten pakvietė dalyvauti, pakvietė lenktynėse dalyvauti, bet mes nuvažiavom tuo pačiu ir į konkursą sudalyvauti, nors nebuvo atskiros klasės ten, tarkim, ponių klasėm žirgams. Bet mes sudalyvavome atviroje klasėje, vėl lygiai taip pat su kitų veislių žirgais ir iš 4 nuvežtų mūsų žemaitukų mes užėmėme 3, 4, 5 vietas iš 40 kelių duetų. Oho, taip pat, tai sakau. Smagu taip klausyti. Taip. Tai Žemaitukai daug ką gali. Taip, ir žemaitukai, aišku, aš dabar vien apie žirgus kalbu, bet tai yra ne tik žirgų nuopelnas, bet ir raitelių, vat būtent dueto. Tai va taip gal pasakysiu duetai. Vat būtent mūsų labai gerai pasirodė. Supratau. Na, prie raitelių ir prie dresiravimo dar atkeliausime, o dabar pakalbėkime apie patį Ramūno Karbauskio žemaitukų ūkį, taip pat supažindinkite su juo, kada jis buvo ir kaip jis įsteigtas. Žemaitukų ūkis Ramūno Karbauskio buvo įkurtas 2004 metais, tai bus maždaug prieš, kiek čia dabar gaunasi jau? 11 metų. Taip. Tai vienu žodžiu, jisai susidomėjo tais žemaitukais, todėl, kad yra nykstantis, yra įrašyti į genofondą tų nykstančių gyvūnų. Nes, kad išsaugoti būtų žemaitukai, reikia, kad būtų 1000 kumelių bandoje per visą Lietuvą. Ne būtent pas mumis, bet apskritai. Bet didesnis yra gimstamumas ne kumelaičių, o eržiliukų.
Ir vat tais metais Ramūnas Karbauskis būtent susidomėjo, jisai yra jam yra kaip hobis tie žirgai, jisai yra kaip patriotas ir nori būtent išsaugoti lietuvišką veislę, nes kadangi žemaitukai yra pradininkai ir sunkiųjų arklių veislės ir trakėnų veislės, būtent jie yra pati pradžia šioms veislėms. Todėl Ramūnas ir nutarė juos išsaugoti ir 2004 metais jis nusipirko pirmas 6 kumeles, kurias sukergė ir dabar tai vat nuo 6 kumelių iki šių dabar. Per 11 metų, taip? Per 11 metų 2015 metus turime 33 žemaitukus ūkyje. Oho, labai nebloga pradžia, sakyčiau, tokia. Progresija buvo, taip. Nes kadangi kiekvienais metais vis yra kergiama, nes mūsų pagrindinis tikslas yra būtent ne kažkaip tai, tas jojimas yra priedas prie viso to, nes pagrindinis tikslas yra veislininkystė. Taip. Ne žemaitukų išsaugojimas. Ir būtent Ramūno Karbauskio ūkis yra vadinamas veislininkystės ūkiu, laikomas teisingiau veislininkystės ūkiu. Ir to paties žemaituko vis tiek negalima, kaip sakant, uždaryti kažkur ir neleisti jam prasilakstyti. Reikia. Su jais yra kiekvieną dieną dirbama išskyrus savaitgalis, nebent savaitgaliais važiuojame varžybas arba vyksta kažkokios tai šventės. O taip, nuo pirmadienio iki penktadienio pas mus važiuoja vaikai, jie yra treniruojami, su jais yra dirbama, stengiamasi kuo daugiau skirti dėmesio, nes žemaitukai be galo tai mėgsta. Ir sakau, būtent nuo 2004 metų yra ta progresija, kad mes labai gražiai pastoviai augam, nors žinoma dalį tų žemaitukų ir parduodam, bet sakau, dabar šiuo metu skaičius skųstis negalime, netgi viršėm visus lūkesčius, nes pernai metais buvo atvesti 9 kumeliukai iš 11 sukartų kumelių. Tai labai neblogas gimstamumas. Beveik 100%. Aišku, ne kiekvienais metais tai būna. Kitais metais gali sukerti tas pačias 11, bet gali atvesti 3, 2. Čia labai sunku pasakyti, nuo ko tai priklauso. Ar dar Lietuvoje yra daugiau tokių žirgynų, laikančių vien tik žemaitukus? Taip, yra. Vien tik žemaitukus, bijau pameluoti, tikrai negaliu galvą guldyti, bet kad yra tokių ūkių, tai yra. Nes ir Mindaugo Sekmoko Panevėžyje, Vilniaus žirgynas valstybinis turi be galo daug žemaitukų, jeigu turi, kad nepameluočiau, irgi labai bijau skaičiuose susimaišyti, apie 100 žemaitukų turi, būtent tai jų yra didžiausias. Ir po to, jeigu neklystu, Baisiogala, tai gerai paklausėt, Baisiogala vienintelė, man atrodo, ir turi lygiai taip pat, kad laiko tik žemaitukus, jie yra genofondinis ūkis, jie apskritai ten yra mokslo institutas, tai jie prie visų kitų gyvūnų, tų, kurie yra irgi įrašyti tam tik, į tos knygas kaip nykstantis, tai laiko būtent žemaitukus. Tai po jų einame mes, man atrodo, antri, Ramūno Karbauskio yra antras ūkis pagal didumo, kaip privatus. Taip, o kaip patys žmonės, jie patys asmeniškai savo, tarkim, pomėgiui, yra daug žmonių Lietuvoje laikančių žemaitukus ar tiesiog juos auginančių savo? Šiuo metu jau, ačiū Dievui, žemaitukais yra vis daugiau susidomima, nes žemaitukai yra, kaip pasakyti, kaip minėjau pačioj pradžiai, vaikams labai labai geri žirgai, nes kadangi tai rugdo charakterį, nes jie tikrai nenusileidžia tam tikrose situacijose, tu jau nenori, turi ir save perlipti ir susitaikyti su to, koks jis yra ir tuo labiau, kad vienas prie kito derintis. Tai yra vaikams, yra dabar jau iš tikrųjų tėvai jau žiūri, įsigina, paskui yra turizmai naudojami, ateityje galbūt galvojama dar ir hipoterapija, jeigu tai bus patvirtinta ir jeigu atsiras žmonės, kurie tuo užsiims ir dirbs, tai aš manau, kad tai labai išpopuliarės ir kuo toliau, tuo labiau turėtų didėti ta žemaitukų paklausa. Tačiau dabar yra tokia nuomonė ir nusistatymas, kas yra labai aktualu mums, kas jau į žemaitukus labiau žiūrim, kad žemaitukai, čia poni klasė, čia niekam nereikalingi, čia neįdomu, čia reikia didelių, čia reikia virš 1,70 m ten, kad aukščių šoktų didžiausius. Iš tikrųjų, tai aš nežinau, mane tokie nusistatymai tai labai, pasakysiu atvirai, siutina, nes kadangi jie iš karto ir visus vaikus, tarkim tie, kas būtent su tokia nuomonė, jau reikia lipti ant tokio ir tokio arklio. Iš tikrųjų, reikėtų pradėti, kaip sakoma, kaip mes išmokstam. Pirmiausia, turim pažinti raidės, kad išmoktume skaityti. Taip. Tai ir nereikia iš karto pulti ant to didžiausio žirgo, kad ten vaikas nesiekia iš vis kojos balne, tik tai balnakelpių net nereikia, blauzdom net nesiekia žirgo šonų, o jau sėdint didžiausio aukščio. Tai reikia pirmiausia, manau, kad pradėti nuo mažiukų, nuo tokių, kaip mūsų žemaitukai, poni klasė, tai yra pats tinkamiausias, nes ir žemė arčiau pasiekti, kritimo atveju ir visą kitą. Ir sakau, kas liečia charakterį ugdyti, tai labai, labai, labai geri žirgai. Tai vis dėlto lietuviai vis dar labiau žvelgia į tuos
sakykime, importuotus žirgus. Vis dar nevertina taip Žemaituko. Taip, teisingai, labai teisingas pastebėjimas. Ir žinokit, galiu papasakoti vieną tokį, kaip pasakyti čia, ne istoriją. Mes dalyvavom prieš kelis metus, būtent girdėjau, Laurynas čia pasakojo apie Žemaitukų šiek tiek. Tai su Laurynu važiavom į Kauną, kur vyko Lietuvos prezidentės tauriai laimėti konkūrai. Ir ten buvo grinai padaryta poni klasė, jau skaito Žemaitukų užskaitai ir padaryti aukščiai tam tikri, ten iki metro turėjom šokti, bet kadangi buvo gruntas labai blogas, nes prieš tai naktį visą lijo, slidu, tai aukščius turėjo nuleisti automatiškai jau, nes čia yra visose taisyklėse taip. Ir nuvažiavus mums susidūrėm su tokia nuomonė, kad čia Jėzus atvežė vos nelaukinius, nes jie įsivaizduoja, kad Žemaitukų neįmanoma ištreniruoti, kad su jais atėjai, ten taranuoji kliūtis, kad nešiojas po aikštę, buvo tokia būtent nuomonė ir iš tikrųjų vos ne iki ašarų ten mums davarė, nes tuo metu dar Žemaitukų asociacijos pirmininkė buvo Valė Maciauskienė. Ir jinai ten stipriai turėjo pakovoti, kad, žinokit, mus leistų startuoti apskritai Žemaitukų klasės, nes labai ten buvo didžiulis nusistatymas, ten jau tų, žinot, profesionalių trenerių, raitelių, nes, sakau, čia jie visi bijo, kad kliūtis išlaužysim, kad ten padarysim bardaką ir taip toliau. Ir jie buvo, sakė, labai nustebinti, kai pamatė, kad su Žemaituku lygiai taip pat galima joti kaip su normaliu žirgu. Tai sakė, jie žiūrėjo akis išpūtė ir negalėjo to patikėti. Ir tais metais Laurynas užėmė pirmą vietą. Įrodė. Taip, tai jie, sakau, buvo labai nustebinti. Gerai, o dabar kalbant apie Europą, vis dėlto kaip Žemaitukai Europoje yra vertinami ir apskritai jie yra žinomi ten? Jie yra labai gerai žinomi, ypatingai vokiečiai juos labai mėgsta, tačiau dabar dar Žemaitukų niekas į užsienį taip labai plačiai negali netgi parduoti, nes todėl, kad mes patys neturime jų tiek, kiek reikia Lietuvoje, kaip minėjau, kad jau vien būtų veisliai išsaugoti, turi būti 1000 kumelių. Tačiau dabar su visais eržilais ir kumeliukais jų yra virš 600, gal dabar apie kokius 700, aš bijau pameluoti, nes neturim dabar dar tikslių duomenų, nes dar bus tik tai asociacijos susirinkimas ir tada gali bus patikslinta viskas. Todėl į užsienį negalima importuoti. Taip. Tai būtent yra kas parduoda, tarkim, būna taip, kad yra išskirtiniai atvejai, kad išveža, tačiau masiškai negalima, nors vokiečiai be galo mūsų Žemaitukus vertina ir tenai, kaip minėjau, kad pas mus nėra tos tendencijos, kad pradėti nuo mažiukų žirgelių ir lipti aukštyn pakopom, tai Vokietijoje būtent taip ir yra klasės, kad pirmiausia vaikai turi pradėti nuo poni klasės žirgelių ir tik išlaikydami egzaminus kopti aukštyn. O pas mus nėra jokių egzaminų, visi kas kaip sugebam, tas taip šaukam, tas taip ir jojam. Ir žiūrint, kokie, sakau, labai daug kas priklauso matyti nuo tradicijų ir nuo būtent esmės jojimo. Ten yra labai gilios tradicijos ir ten visai yra kitoks žmonių supratimas. Bet apskritai, žvelgiant į visą visumą, bėgant štai metams, vien jau jūsų žirgų ūkis tikrai pasipildė arkliais, būtent, atsiprašau, pasipildė žirgais. Šiaip tai žinokit, Žemaitukai ir yra arkliai vadinami dar visur knygose, netgi rašo arkliai, taip. Nors mes gražiau vadinam jų žirgais. Taip, aišku. Taigi, dar žvelgiant toliau į ateitį, ar galime matyti tendenciją, kad iš tikrųjų sulauksime ir to 1000 žirgų? Žinokit, sunku pasakyti, nes kadangi šiaip aš tik tai esu prie treniravimo ir nesikišu ir nesigilinu į tuos reikalus, kas ten liečia jų finansavimą, tačiau girdėjau labai negražių dalykų, kad valstybė labai mažai skiria tam lėšų, nes jie turėtų būti išlaikomi valstybės. Ir tik tai tie žmonės, kurie savo gali leisti išlaikyti, tai jie ir laiko. Tai Ramūnas iš tikrųjų, jau čia jam pagirimų, tai nežinau, kiek reikėtų, nes išlaikyti tokį kiekį žirgų ir apskritai laikyti tokius žirgus, už kuriuos gali yra netgi patirimas nuostolis, tai yra, kaip pasakyti, ne kiekvienam įmanoma ir galima, taip, nes kadangi ir vieną žirgą išlaikyti, tai yra prabanga. Nusipirkti, įsigyti yra labai lengva, nes kadangi galima gauti ir už mažas kainas, galima gauti netgi dovanų, kada čia buvo krizės, taigi žirgai buvo netgi dovanojami, bet jį išlaikyti, jo rūpinti, supirkti jam inventorių, prižiūrėti jo sveikatą, treniruoti, dirbti su juo, tai tikrai ne kiekvieną savo galim leisti. Taigi dabar padarykime nedidelę pertraukėlę, po kurios sugrįšime atgal į eterį ir pratęsime pasakojimą ir šį pokalbį apie Žemaitukų ūkį ir, žinoma, pačius Žemaitukus. Radijo svečias.
Taigi toliau tęsime laidą ir primenu, kad šį kartelį pas mus studijoje svečiuojasi Ramūno Karbauskio žemaitukų ūkio trenerė Gintautė Masiulienė. Ir dabar pakalbėkime apie jų treniravimą. Tada jau sužinojame, koksgi yra žemaitukų charakteris, kad jie tikrai nėra pikti, niūrūs, rūstus. Taip, o kaipgi pradedate treniruoti žirgą, žemaituką būtent nuo kada? Tarkim, kada čia pradėjom dirbti Naisiuose, tai mes atėjom ant tokių žirgų, kurie jau buvo suaugę, daugumą, nes įsivaizduokit, 2004 jau buvo 6 kumelės nupirktas, tai jau 2005 jau buvo prieauglio, o mes pradėjom dirbti 2008. Tai jau buvo tam tikras laiko tarpas, kada žirgai jau yra suaugę, kai kurie jau, žinot. Ir kadangi jie matė tik tai žmogų, kuris juos šeria, ten, ta prasme, valo, prižiūri, jie buvo šiek tiek sulaukėję. Tai mes, kai atėjom, turėjom, kaip pasakyti... Tuos tikrus iš 12 amžiaus, ar ne? Oi, tokius neblogus, žinokit, neblogus, nes buvo tikras, žodžio prasme, tikras tas darbas, nes buvo labai sunku, jie buvo agresyvus be galo, užsispyrę, apie ką būtent žmonės klausia. Aš dabar galiu sakyti, kad jie nėra užsispyrę, jeigu su jais tinkamai dirbama, bet jeigu yra padaryta tam tikras laiko tarpas, nes kuo vyresnis žirgas, to yra taip pat sunkiau su juo, nes jau yra susiformavęs kitaip charakteris, jau jisai turi savo nuomonę ir, žinot, jis yra visai kitoks. O dabar mes stengiamės jau dirbti nuo pat gimimo. Tarkim, gimė kumeliukas, aišku, tai priklauso taip pat, kur jis gimė. Jeigu laukose gimė, tai prie jo yra žymiai sunkiau prieiti, nes kumelė automatiškai kitaip jis augo ir nuo kitų kumelių, ir nuo žmogaus, jau atsiskiria iš viso. O jeigu, tarkim, gimė arklidėse, tai mums yra žymiai lengviau prieiti prie jo, nes kadangi erdvė yra mažutė, dar labai priklauso nuo kumelės, bet mamos žemaitukės yra labai protingos ir jos leidžia, jeigu, pavyzdžiui, kumelė nepanikuoja, tai kumeliukas automatiškai žmogui reaguoja labai gerai, vadinasi, nėra pavojaus, jeigu jaučia mama, jeigu mama ten iš proto kraustos ir lipa sienom, tai tada automatiškai gąsdina ir kumeliuką. Tai čia yra labai blogai, kada šitaip daro, todėl tokias kumelės jau iš karto norint prisipratinti kumeliukus turi prisirišti, kad jinai mažiau panikuotų, nors šiaip aš nežinau, pas mus, kad neprisikalbėčiau, labai, viens kitas tokias atvejs pasitaiko, kur yra jautresnių psichikų žirgai. O visos kitos, tai jos netgi pačios žiūri, leidžia, ten jos supranta, kad jei ateityje bus mažiau problemų jų vaikams. Tai mes būtent nuo tokių mažiukų ir pradedam, nes kuo jie mažesni mus mato pastoviai, ten aišku, su jais nieko daug nedarai, bet prieini paglos, tai ten pačiupinėjau, jisai pats paskui žiūri į tave, laukia jau nosį iškišęs. Ir kada jau ateina tam tikras laikas, tarkim, mes jau 2 mėnesių po biškį pratinam prie kantariukų, tokių dalykų, kur dedame ant snukučių, kad galėtum vedžioti paskui prisirišęs. Nes kadangi kuo mažesnius juos pripratini, tuo yra jiem lengviau, suprantu, taip kaip žmogui, mažiau psichologinių tų traumų yra, mažiau fizinio skausmo, nes kadangi su dideliu jau tu nebežaidi, nes kadangi tiek jis tave gali sužaloti ir jis yra piktybiškai nusiteikęs ir tau, kada reikia ten kažką padaryti, tai jau žinokit, ne viena mėlynė ir šiaip visokių traumų, ir apkramto, ir apspardo gerai, tai užtat sakau, stengiamės nuo pat mažens dabar dirbti, kada turim sąlygas. Ir po to, kada jau šiek tiek yra didesnė, jau 2 mėnesių, 3 mėnesių mes jau netgi kartu su mama jį pradedam vedžiotis, kad būtų dar lengviau, nes kada jis paaugs, nebe mes jį vedžiosim, bet vedžios jisai, kol supras, kad žmogus turi vedžioti. Tai ir kadangi apskritai žirgai yra bandos gyvūnai ir ten yra hierarchija, tiek tarp kumelių, tiek tarp veržilų, tai tuomet ta hierarchija, tai yra vadinasi, vienas vadas turi būti, ne? Tai tas vadas turi būti žmogus, bet kuriuo atveju. Nes jeigu žirgas paims viršų, tai tada pamirškit draugystės, pamirškit viską, tada nebe jūs vadovausit visam paradui, bet paradui vadovaus tai būtent tas žirgas, kuris jausis stipresnis už tave. Todėl mes jau stengiamės iš karto, sakau, rodyti viską, kad būtų tam tikros taisyklės nustatytos, tam tikra disciplina, kad yra taip ir žirgai jie visą tą žino, supranta ir mes dabar... Čia tikriausiai dar ir ne šiaip savo, vis dėlto pati esate kilusi iš Žemaitijos, tai kaip sakant, žemaičių reikia treniruoti žemaitukus. Kaip pasakyti, aš manau, kad čia treniruot gali bet kas turi supratimo. Čia tu turi turėti prie žirgų apskritai su gyvūnais jausmą, ne? Čia nebaigsi jokių mokslų, ten neteisi, kad ir išsilavinęs būk belekiek, bet jeigu tu jo bijai, jeigu tu apie jį nieko nesupranti, jeigu tau yra sunku su juo, aišku, ir mums buvo pačiu pradžiu sunku, būtent tam žirginė aš ir užaugau kaip trenerė, nes kadangi atėjau iš kito žirgino, kur žirgai buvo visi ramus, geri, ten jokių problemų, ten prie jie glosti, ten kaip šuniukai, kačiukai, va taip žmonės iš tikrųjų įsivaizduoja, taip.
Nu, ten buvo turistiniai grinai žirgai ir jie visiškai nepavojingi, nu, ne tai, kad nepavojingi, bet jie, nu, visiškai kitoks elgesys, nes jie gaudavo didžiulius darbo krūvius, ten be galo daug vaikų bojuojant, nu, jie jau šiek tiek ir pavargė ir nuvargė ir jiems ten nieks nebeįdomu ir jie kaip ateini, taip ir stovi. Čia kai atėjom visi jauni, energingi, va čia sakau, apspardymai neblogi buvo ir apkramtimai, čia paragavom visko. Ir vat nuo to būtent pradėjo ir pas mane visai mąstyms kitoks atsirast, ir treniravims, ir būtent užsispyrims, ko iki tol neturėjau. Nu, ta prasme, ne tai, kad neturėjau, bet viskas yra išugdoma, nes jeigu tu nori gauti rezultatą, neužtenka ten per vieną ar per 2 dienas. Kartais, žinokit, neužtenka nei mėnesį, nei metų, kad kažką tai padarytum su vienu žirgu. Labai daug reikia kantrybės, o aš tai būdavau ateinu, nu, žinot, visko nori greitai čia. Nu, kas čia tėra, užsėdai, prajoji, čia turėtų jau šokti, viską daryti. Iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų su žirgais reikia laiko. Aišku, mes to laiko kaip žmonės, žinot, pastoviai mums trūks, mes norim visą laiką žymiai greičiau, žymiai daugiau padaryti. O žirgams tai, nu kaip, nepasakysi, kad man reikia šiandien ir dabar. Jie lygiai taip pat nuotaikos yra. Mes netgi važiuodami varžybas kartais meldžiamės, kad duok Dieve, šiandien būtų jam nuotaika. Nes kadangi, jeigu jam bus nenuotaiko, tu daryk, ką nori, jis gali pridaryti taip, kad tau jis arba atsisakys šokti, arba šoks ten visiškai nežiūrėdams, ką jis ten daro. Ir nu, kartais net nepriklauso nuo raitelio pastangų, kaip nori taip daryti, bet jis nenuotaikai. Bet jeigu nuvažiuoji ir jis būna nuotaikoje, matai, nu tai tada vat, ir parsiveži puikias vietas. Tai vat, sakau, treniruoti, tai mes tas nuotaikas šiaip nuslopinam, nes kaip pamatai, kad jisai nenuotaikai, tu dirbi kažką kitą, manėžinį, bet būtent nešoki, manėžinis tai yra paprasčiausiai jojimas, ten ryščiavimas, zavadavimas, būtent paprastais tais aliūrais viską darai, nešoki. Bet jeigu jau varžybose, tai tu niekur nedingsi, tau nenori šokti reikia, bet jeigu jam nuotaikos nėra ir viskas. Supratau. O tada vis dėlto nebūtų galima pasitikėti visapusiškai žemaituku, ar ne? Ar viskas čia ir priklauso nuo nuotaikos, kad ir jis ir būtų treniruotas? Taip, žinokit, kaip pasakyti, aš ir vaikams sakau, niekada visiškai negalima pasitikėti. Žmogus kartais savim negali pasitikėti, o čia jis gyvūnas, jis lygiai taip pat mąsto, jisai galbūt kažką tai visai kitą yra sugalvojęs nei tu, jam ir arkliai įdomu, kiti būtent aplinkoje, pasikeitė aplinka, į viską yra reaguojama, užtat viską turi važiuodamas į varžybas labai gerai apskaičiuoti ir yra sunkiausia, kada nuvažiuoji su jaunais žirgais, nes tai jos labai blaško. Jau mūsų tos patyrusius pablaško ten, kaip pasakyti, tą dėmesį patraukia, tai vienas dalykas, tai kitas, tai ryškesnė kliūtis, nu jau jiem iš karto automatiškai keičiasi viskas. O čia, kada su jaunais nuvažiuoji, tai iš vis yra ir vaikam būtent taip ir sakau, pasitikėti galima, bet turi būti užtikrins pat 100%, kad tu darai viską, kad padarytų žirgas. Jeigu vaikas padaro viską, tada ir žirgas stengiasi, bet sakau, bet būtent reikia suderinti duetus, ypatingai duetus pačius reikia suderinti. O pats žirgas ar jaučia, nes minėjote prieš tai, kad žmogus gali bijoti žirgų, čia toks natūralus dalykas, kurie nėra susidūrę su jais. Ar žirgas jaučia, kad žmogus jaučia jam baimę? O, žinokit, dar ir kaip jie to naudojasi. Iš tikrųjų, kaip ir šunys, taip ir žirgai, ypatingai matyti, jaučia tą žmogaus skleidžiamą tokį, kaip čia pasakyti, energija kažkokia. Energija, jo, užlipus tai iš vis jaučia kiekvieną tavo raumenuką, ten kiekvieną tą virptelėjimą, truktelėjimą ir juos tai jie tai labai greit pagauna ir tom naudojasi. Aišku, nesakau, kad visi, bet dauguma žirgų taip pradeda naudotis. Tai va, tarkim, jeigu užsėda nepatyręs raitelis, nesvarbu, kad tas žirgas mums gerai eina ir viską daro, tai ką mes paprašom. Užsėdus nepatyrusiam raiteliui, jisai ten kažko nedadaro, tu čia taip, tu jau čia biškai bijai, čia to nepadarai, čia to, tu čia nepatrauki, tu čia bijai pasukti. Ir jis pradeda eiti ten, kur jam noris, jis gali sustoti ir stovėti vietoj, pradeda, žinot, visokius tokius daryti. Ir mes tik tai, aišku, žmonėms duodame pačius ramiausius, pačius saugiausius, kaip pasakyti, žirgus, nes niekas nenori rizikuoti kitų sveikatą ir mums patiems, žinot, atsakomybė yra didžiulė už kiekvieną žmogų, kuris ateina pajudinėti ir vaiką. Tačiau sportinių žirgai, tai būtent tie, kurie dalyvauja varžybose, kurie yra ypatingai eržilai, kurie yra agresyvesni, impulsyvesni ir jie visiškai kitokio biškio charakterio nei būtent ten kastratai ir kumelės,
tai jau paprastam žmogui mes net neduodam. Turiu meni ne tai, kad paprastam, bet turistui. Nežinot, ten jau tada iš viso pradėtų krėsti cirkus, nes būna, kad ir užsinešt galbūt norėtų, ir brekuotis, tai yra galinės kojas į viršų pamėtų, užpakalį pakilnoja. Rodeo vienu žodžiu. Rodeo, kartais padaro tokių dalykų. Aišku, sakau, stengiamės už tai tik tai tuos, su kuriais dalyvaujam varžybose, jau mes patys, arba tie, kas jau yra sustiprėję iš vaikų raiteliukai, kad ruoštis varžybom, o žmonėms duodam tik ko saugesnius, bent jau taip stengiamės. Taigi, kaip dar nebuvo. Kaip supratau, iš jūsų tikėkime, kad ir nebus to dalyko. Ir jūs teikiate taip pat ir paslaugas, ar ne? Taip. Kokias? Šiaip pas mus joja vaikai, bet mes jų tik tai prisiimam minimalų skaičių, nes kadangi ant žirgų mes nenorime, kad ant vieno žirgo jotų po 5 ar 10 vaikų, tai yra ir nenormalu, ir neįmanoma, nes kadangi ruoštis varžybom, žirgams taip pat paskui ir sveikata šlubuoja, ir vaikams nusibosta, neįdomu, įsivaizduokit, kad ten po 5 minutės gauna pajoti, tai čia yra jau lankai burelį ir tik tai gauni tiek laiko pajoti. Todėl mes tengiamės, kad ant vieno žirgo būtų vienas vaikas arba bent jau daugiausiai 2. Tai vat būtent vaikams, naisiškiams tai yra nemokama, netgi Ramūnas yra pasakęs, bet žinot, kas nemokama, tas nedomina. Dažniausiai tai būna, kad pigi prekė, žinot. O daugiausiai tai yra vaikų važinėja iš Šiaulių, paskui iš Linkuvos, tai vat būtent už kiek čia 40 km, jeigu neklystu, paskui Lygumai, va čia vat viskas iš aplinkui. Taip. O po to mes teikiam dar paslaugas būtent turizmo. Tai vat pajodinėjimus, ten galima internetinė svetainėje rasti mus, Žemaitukų ūkis yra užvadinta Facebook'e, ypatingai, jeigu kas naudojasi, tai tenai gali rasti ir kainas, ir būtent paslaugos, kokios yra teikiamos. Ir ką mes dar daugiau galime, daugiau dar su veislininkystė, nes pas mus yra sertifikuoti ir žilai, ir mes užsiemame ir šituo dalyku. Supratau. Tad visi norintys bent jau pačiupinėti, sakau, paglostyti Žemaituką gali drąsiai. Tikrai drąsiai, nes kadangi ir dabar juk vyksta turizmai, pas mus ateina didelį kiekį žmonių per vasarą, netgi iki 300 per dieną, tiek naisius, tiek žirgyną, tai čia plius minus. Taip, žinokit, sakau, labai jau, kaip pasakyti, jie be galo ir taip mėgsta dėmesį, todėl nekyla didelių problemų. Aišku, stengiamės mamas jau šiek tiek apsaugoti ten, kas galia stovi, nes kadangi ir kumeliukam, kad tos dėmesys kartais, žinot, pavargsta. Bet tik pastebėjau vieną dalyką, tie, kurie pavargsta nuo dėmesio, nueina į galą, atsistoja, atsuka užpakalius ir stovi. Ir žiūrėkit, jeigu jums reikia. O tie, kas nori, daugiausiai iškiša galvas, nukučius ten kiša ir kad tik tai glostykit, duokit dar kažkas skanaus, jeigu kažkas atėjo su maišeliu, tai dar apiplėš. Tai čia pas mus jau tokie biški ir išnachalėje, nesakau, žmonių. Mes jau stengiamės prašom, kad jų nešertų, netgi yra parašyta ant durų ten ant lapo, kad būkit geri, nemaitinkit, nes kadangi ir žirgams yra nesveika permaitinimai, atsiranda įvairiausių su žarnynu susijusių ligų ir geriau, kad kuo mažiau. Nežinot, kiekvienas iš geros širdies, tai tą atneša ir paskui gaunasi, kad nelabai gerai būna. Supratau. Na ir laidai baigiantis, pakalbėkime apie žirgyno ateitį, kokie numatomi planai. Tai jau dabar galime pasigirti, kad mums šiais metais jau pastatė maniežą naują, atrestauravo iš tikrųjų, padarė netgi sėdimas vietas, tai yra vadinamas tribūna žmonėms, kad galėtų stebėti renginius, jeigu kažkokie vyks pačiam manieže, pačiame žirgyne. Taip pat ruošiasi padaryti didžiulę varžybinę aikštę vietoj buvusių karvidžių, tenai jau tą pastatą visą beveik nugriovė. Taip pat, kiek girdėjau ir net kadangi aš dabar kol kas nedirbu laikinai, išėjus, tai ruošiasi ir pas mus padaryti ir buitinės naujas patalpas, ir vaikams įrengti naujus kambarius, ir padaryti, ir atrestauruoti netgi visas arklidės. Ir stogą keisti, vienu žodžiu, viskas yra daroma iš pagrindų, tai mus tas labai džiugina ir ačiū labai Ramūnui, kad jis mus išklausė ir vis stengiasi dėl savo žirgyno, nes kadangi tai yra, kaip pasakyti, irgi lankoma vieta ir žmonėm be galo patinka Žemaitukai, nes mes patys dar anksčiau eidavom, kol gidai dar nebuvo įgudę pasakoti, tarkim, jiems sunkiau vis tiek apibūdinti tos Žemaitukus, mums lengviau, nes kadangi ir dabar man yra nesunku kalbėti, kas liečia mano profesiją, tai lygiai taip pat, kai atvesdavo grupės žmonių, mes išeidavom ir būtent papasakodavom, kas tai yra per žirgeliai, kuom jie išskirtiniai ir
tuomet vat, būtent žmonės labai džiaugiasi, kad jiems labai patinka. Mes irgi taip pat esam užsivedę atsiliepimų knygą, nu, ten jie rašo, kad jiems ten viskas. Nu, žinot, žirgai, gyvas padarėlis, tai yra labai geras ir malonus. O to labiau, kada jie leidžiasi paglostomi, kada jiems reikia to dėmesio, tai žmonės aikčiai, ypatingai vaikai. Ir netgi pas mus yra teikiamos paslaugos didelėms grupėms, tarkim atvažiuoja vaikai, jie būna iš anksto susitarę su gidais, kad norės pajodinėti, tai mes netgi teikiam tokias paslaugas, kad kiek mūsų būna, tarkim, jeigu mes dirbam dviese, tai įsidedam 2 žirgelius ir ten vedam po ratą. Aišku, už tą ratą yra atitinkamas mokestis imamas. Ir vat, būtent vaikai gauna tą malonumą pajodinėti, ne tik paglostyti. Bet tik tai su tėvų sutikimais raštiškais ir vienu žodžiu. Vat būtent su visom taisyklėm, nes kitaip mes negalim irgi daryti, nes maža kas atsitiktų. Tai... Aišku, vienu žodžiu reikia tik tai norėti ir visos galimybės yra. Taip, viskas yra, viskas. Ačiū už pokalbį ir primenu, kad šiandieną pas mus studijoje svečiavosi Ramūno Karbauskio Žemaitukų ūkio trenerė Gintautė Masiulienė. Tad ačiū ir sėkmės darbose. Ačiū, buvo labai malonu. Iki.